Sakoma, kad dovanotam arkliui į dantis nežiūrima, bet tas, kas dovanoja, nori, kad dovana patiktų ir dėl to pasiryžę išleisti krūvas pinigų. Nors prekybininkai neslepia, kad šiemet daugelis prekių brango, tačiau šventiniai pardavimai rodo, kad lietuviai mažai kreipia dėmesį į kainą. Pernai vidurkis buvo pagal mūsų statistiką 300 eurų, sakykime, irgi daug pagal Panevėžio rinką, tai mes šiemet prognozuojam vidurkį apie 370 eurų, bent jau dovanai. Pagrindinė dovana, gal pasikartosiu, tai yra mobilus telefonas ir planšetinis kompiuteris. Tai yra numeris 1 šiai dienai. Jeigu yra vyresnis, mes dabar populiariausia prekė yra bent jau ką moteris vyram dovanoja ir šiemet, sakom, tikrai daug bus pardavimų, tai yra alkotesteris. Tikrai einama prekė. Žaislų prekybininkai taip pat pastebi, kad šiemet kalėdų seneliai perka brangesnės dovanas. Kalbančios lėlytės, Lego konstruktoriai, išmanieji dinozaurai. Tokie žaislai šiemet dominuoja kalėdų seneliui parašytuose laiškuose. Iš tikrųjų, dovanėlės jos brangėja kiekvienais metais. Ir renkasi jau iš tikrųjų branges, bet labai kokybiškas, sakykime, su daugybė funkcijų, netgi išmanesias dovanėlės, kad ir, sakykime, žaislų parduotuvės jau atsiranda ir išmanus žaislai. Tai yra, kaip ir šiemet turim tokią naujieną, kaip ir išmanusis laikrodis, labai populiarus. Tai va, tos dovanos, aišku, jos yra brangesnės, bet jos gerėja. Apklausos rodo, kad vyrai savo moterims šiemet dovanos grožio procedūrų kuponus. Tiesa, pastebima, kad kalėdų dovanomis moteris pasirūpina gerokai iš anksto, o štai vyrai linkę laukti paskutinės minutės. Jeigu žiūrint atsižvelgiant į mūsų praktiką, tai prieš kokią 1-2 dienas prieš kalėdas. Tai aš skatinčiau asmeniškai žmonės pirkti biškį anksčiau dovanas, nes tam reikia ir laiko pasiruošti. Mūsų dovanas yra pas mus perkamas tokios dėžutės. Tai yra tokie kaip procedūras, gali būti etnospa, gali būti Informas sporto klubo. Tai vėlgi atsižvelgiant, kam ta dovana yra dovanojama vyrui ar moteriai, bet skatinčiau vėlgi pirkti anksčiau, nes žmonės tiesiog būna užsimiega arba neišrenka dovanos ir kai būna viena diena lieka ir pradeda ką pirkti ir, aišku, pas mus yra taip, kad vieną dieną prieš kalėdas ir visi lėkia ir mes tiesiog net nespėjam dalinti ir daryti tos dėžutės, nes jis yra rankų darbo. Atliktų tyrimų duomenimis šiemet lietuvių šeima kalėdų pirkiniams vidutiniškai planuoja išleisti 26% visų namų ūkio gaunamų pajamų. Tai sudaro 502 eurus ir tai yra daugiausia iš visų Baltijos valstybių. Kalbant apie Baltijos šalis, lietuviai šiemet kaimynus lenkia pagal dar vieną rodiklį. Dažniau renkamės dovanas pirkti internetu. Interneto parduotuvėse šventiniais pirkiniais apsirūpinti žada daugiau kaip 1/5 Lietuvos respondentų.